Labadiena, esame mechaniko apartamentuose. Štai matome veidrodis, kuriame nieko nesimato. Einame toliau. Pradžiai užteks vonę aplankyti. Štai vonė, tualetas, dega šviesa, viskas. Štai matome, guli žydai. 1, 2, 3, 4, 5 žydai. Televizorius. Kriauklė visai nebloga. Šaldytuvas. Aišku, jame nieko nėra. O, dešra, sviestas, uogienė, bankuchenas. Visai neblogas dar. Toliau einame. Balkonas, kuriame dar ilsisi vienas žydas. Aišku. Žydas kalbasi telefonu. Paveiksliukas. Žiemos tema. O kasgi čia? Čia, aišku, yra buveinė. Kitaip vadinama katorga, kurioje deginami žydai. Štai kalėdinė eglutė. Puikiai deranti prie viso šito bendro vaizdo. Neblogai. Toliau einame pas žydus. Apžiūrėti žydų. Taip, žydai miega, ilsisi. Per daug nekalbėsime, kad nepražadinti jų. Štai. Žydai.